Dar priminimas vykdantiems veiklą su verslo liudijimu ir turintiems kelis verslo liudijimus skirtingoms veikloms, skirtingas verslo liudijimas ir turintiems sandorių su juridiniais asmenimis. Teikite paslaugą kažkokiam tai vienam juridiniai asmeniui su vienu verslo liudijimu, su kitu verslo liudijimu teikite paslaugą kitam juridiniam asmeniui ir per metus jūsų suteiktų paslaugų suma 4,5 tūkstančio sumuojama visų verslo liudijimų. Sakykime, su vienu suteikia už 2 000, su kitu suteikia už 2 000 ir dar su tuo pačiu pirmu dar už 1000, tai vadinasi jau viršita 4,5 tūkstančio eurų pardavimų riba juridiniams vienetams. Tokiu atveju tai, kas virš, bus apmokestinama kaip su individualia veikla pagal pažymą, todėl reiktų gerai apgalvoti prieš išsiperkant verslo liudijimą, kokiu tikslu aš jį perku, su kuo aš vykdysiu sandorius, kam aš parduodu savo paslaugas ir įsivertinti mokestinę naštą. Gal iš karto naudinga pradėti vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, ar tai steigti juridinį vienetą, čia vėlgi priklauso nuo daugelio aplinkybių, bet turėkite omeny 50 tūkstančių eurų riba per kalendorinius metus ir 4,5 tūkstančių eurų riba sandoriuose su juridiniais asmenimis, taip pat per kalendorinius metus vykdantiems veiklą su verslo liudijimu. Tokios ribos yra. Žinoma, reikia nepamiršti, kad ties 45 tūkstančiais įsijungia pridėtinės vertės mokestis, jeigu vykdote PVM apmokestinamą veiklą. Taip, kad tie 50 tūkstančių kartais gali suklaidinti. Bendroje sumoje gali būti 50 tūkstančių bendrų pajamų, bet ties 45 tūkstančiais gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtojui. Tai būkite atidūs protingų sprendimų ir pelningų verslų.